Aš ką tik radau šią apleistą gyvūnų parduotuvę, kuri pilna gyvūnų paliktų čia mirti. Kadangi parduotuvė užsidarė, niekas jais nesirūpina. Ir jiems liko nedaug laiko. Taigi mano misija - ištirti visą parduotuvę ir tikiuosi išgelbėti visas gyvates, driežus, vėžlius, varles ir viską, kas dar galėtų čia gyventi. Bet prieš tai, kai galėsime tai padaryti, turiu jums paaiškinti, kaip apskritai radau šią vietą. Viskas prasidėjo po to, kai nusipirkau šį namą. Ir sužinojau, kad ankstesni savininkai savo kieme turėjo gyvūnėlių parduotuvę. Bet kadangi dabar aš esu savininkas, mano atsakomybė yra išgelbėti visus gyvūnus, kuriuos jie paliko. Ir tai nebus lengva, nes tai nėra vienintelė gyvūnėlių parduotuvė. Vėliau vaizdo įraše mes apžiūrėsime antrąjį pastatą ir būtent ten jie sakė laikantis pačius pavojingiausius gyvūnus. Bet kol kas pradėjau paieškas ir greitai supratau, kad tai bus viena didžiausių mūsų gelbėjimo misijų. Net nežinau, nuo ko pradėti. Čia tiek daug įvairių akvariumų ir aptvarų. Na, kas žino, ką čia rasime. Čia gali būti bet kas. Manau, pradėsime nuo šio kampo čia. Čia yra tikrai didelis tvenkinys su šiek tiek vandens. Taigi, čia gali būti vėžlių, gali būti žuvų. Bet vienintelis būdas sužinoti - įkišti savo tinklelį ir pažiūrėti, ką galime pagauti. Gerai, pirmas bandymas čia, pažiūrėkime, ką galime rasti. Helen, pažiūrėk ten! Ten yra žuvis! Pagavau ją! O dieve! Kokia tai žuvis? Ar tai didelis albinosinis guranis? Tai taip, šaunu, vaikinai. Na, dabar žinome, kad ten yra žuvų. Kol kas tai pirma žuvis. Taigi, mes įdėjome jį į šalkrepšį su vandeniu, o tada paėmėme kitą tinklelį. Mes kažką pagavom, Helena, pažiūrėk. Tai mažas Oskaras, o dieve, jis toks gražus. Tai nuostabu, tai jau antra žuvis. Įdėkime jį į šalkrepšį prie kitos žuvies ir tęskime tyrinėjimą. Helena, pažiūrėk čia kampe. Matau kažką judant. Ten tikrai turi būti dar viena žuvis. Pirmyn? Ar pagavome ją? Taip, pagavome, pažiūrėk į tai. Palauk, čia turime dvi žuvis. Čia yra didelis guramis ir mažas irizuojančio ryklio jauniklis. Tai taip šaunu, gražus, mažas, blizgantis ryklys. Įdėkime jį į šalkrepšį. Ir tada šitas, turime dar vieną guramį, bet šis nėra albinosas, šis yra normalus, vis tiek labai šaunu. Kiek čia jau 4 žuvis? Mes juk tik ką pradėjome. Taigi įdėkime šitą paslikusias ir tęskime toliau. Tada pastebėjau monstrišką žuvį tvenkinyje. O dieve, Helene, pažiūrėk ten. Ten yra milžiniška žuvis, matai? Pabandykime jums ją parodyti, vaikinai. Nežinau, kokia tai žuvis, bet ji didelė. Taip, pagavome ją. Pagavome. Nusiramink, bičiuli, tai albinosinis paku. Šios žuvis turi labai aštrius dantis ir tai buvo pati didžiausia žuvis, kurią esame pagavę. Kadangi pastaruoju metu niekas šiomis žuvimis nesirūpino, vanduo yra labai purvinas. Taigi nėra jokio būdo sužinoti, kiek žuvų čia liko. Todėl tiesiog toliau gaudysiu tinklu, kol nustosiu pagauti žuvų. O taip, Helene, pažiūrėkite, tai turime dar vieną. O dieve, koks didelis bikyras. Tai taip šaunu, vaikinai. Dabar esu nustebęs, kiek daug žuvų čia yra ir visos jos labai repas. Taigi, įdėkime šitą vaikiną į šalkrepšį ir tęskime. Gerai, pabandykime dar kartą pasemti, vaikinai. Na, duokite man ką nors gero. O, negali būti. Tai mažytė raudonuodegė šomukė. Dieve mano, jis toks mielas. Tai kol kas mano mėgstamiausia žuvis, kurią pagavome. Aš dievinu raudonuodegių šamus. Pažiūrėkite, kiek jau turime. Turime paku, keletą guramių, bikirą, bet manau, kad ten bus dar daug daugiau žuvų. Taigi, grįžkime atgal. Pradėjome pagauti žuvų kiekviename tinklelyje. O dieve mano, Helena, pažiūrėk, koks gražus tas ciklidas. Tai afrikietiškas ciklidas, draugai, bet šitas tikrai nuostabus. Niekada nemačiau tokio. Ir kiekviena buvo vis keistesnė už ankstesnę. Helena, pažiūrėk, turime dar vieną žuvį čia. Taip, tai dar vienas albinosas guramis. Bet tai, ką pagavome toliau, buvo neįtikėtina. Helena, tinkle kažkas didelio. Kas čia per velnes? Tu juokauji, Helena? Tai prakeiktas europinis šamas. Šios žuvis yra labai retos ir žinomos tuo, kad užauga tokias didelės, jo gali suėsti žmonės. Taigi vieną dieną šitas taps tikrų monstrų. Bet kol kas mes jį įdėsime į šaltkrepšį ir judėsime toliau. Po to aš pagavau dar kelias žuvis, bet tada viskas pradėjo lėtėti. Taigi aš toliau tyrinėjau gyvūnėlių parduotuvę, kad pažiūrėčiau, ką dar galiu rasti. O dieve, Helene, pažiūrėk, čia yra purvabėgių. Jie tokie maži jūs, vaikinai. Šios žuvis garsėja tuo, kad gali vaikščioti sausuma. Ir atrodo, kad čia jų yra nemažai. Taigi pabandykime juos pagauti. Pažiūrėk į šitą. Jis ant akmens. Na, drauguži, pažiūrėk į tai. Mes pagavome vieną purvabėgį jūs, vaikinai. Tai taip šaunu. Jis tiesiog sėdi ant akmens ir jam viskas gerai. Jie gali kvėpuoti ir ne vandenyje. Ten yra dar daug jų. Taigi dabar įdėsime šį vaikiną į kibirą ir bandysime pagauti jo draugus. Taip, pagavau jį.
jį. Pažiūrėk į tai, šitas didelis. Šie purvabėgiai tokie draugiški, jie tiesiog leidžia man juos paimti. Tai taip šaunu. Gerai, mažylė. Manau, padėsime tave ant akmens prie tavo draugo. Ir atrodo, kad čia liko tik vienas, taigi pabandykime jį pagauti. Šitas toks mažas. Pagavau jį. Pažiūrėk, koks mažas šitas. Tai taip miela. Aš įdėjau jį į kibirą su kitais purvabėgiais ir tada mes toliau tyrinėjame. Šie akvariumai tokie bjaurūs jūs, chebra, aš nieko juose nematau. Taigi, manau, tiesiog įkišime tinklelį ten ir pažiūrėsime, ar galime ką nors pagauti. Gerai, pradėkime nuo šito. Iš pradžių nieko nemačiau, bet tada pastebėjau kažką kampe. O dieve, palaukite, žiūrėkite, žiūrėkite. Šiame kampe yra žuvis, matai? Ar ji negyva? Ji nejuda. Štai pagavau jį. O dieve. Negali būti. Tai žąsinis šamas? O dieve, tu juokauji? Ši žuvis yra neįtikėtinai reta. Ir kaip ir velso šamas, jie užauga tokie dideli, kad gali suėsti žmonės. Tai beprotiška, nesitikėjau tokios žuvies pagauti ten. Dabar jūs galbūt klausite savęs, kaip šios žuvis čia gyvena, jei nėra jokios filtracijos. Na, iš tikrųjų visuose šiuose akvariumuose buvo filtracija, bet prieš pradėdami filmuoti ją išjungėme, kad būtų lengviau pagauti žuvis. Ir tai reiškia, kad viskas, kas čia liko, tikriausiai išgyveno. Taigi mes toliau tyrinėjame. Palauk minutėlę, Helen, pažiūrėk. Jei įsižiūrėsi, iš tikrųjų gali kažką ten pamatyti. Tai albinosas. O dieve, pažiūrėk. Pažiūrėk čia. Aš matau tai. Negali būti. O dieve. Tai dar beprotiškiau jūs. Pažiūrėkite tai. Tai albinosinis plaučiakūnis. Tai iš tikrųjų beprotiška jūs. Šios žuvis yra labai brangios. Ši žuvis čia tikriausiai kainuoja daugiau nei $1000, patikėk ar ne. Jos tiesiog neįtikėtinai retos. Esu matęs tik kelias tokias anksčiau. Na, mes įdėsime jas į šaltkrepšį kartu su kitomis žuvimis. Ir dar turime vieną akvariumą čia. Kas žino, kas ten yra? Sprendžiant iš visų kitų žuvų, tikriausiai bus kažkas labai reto. Gerai, pirmyn. Didelis samtis. O dieve. Helena, ten yra žuvis. O dieve. Ar tai flower hornas? Pažiūrėkite, kokia graži ši žuvis, vaikinai. O dieve, jis nuostabus. Pažiūrėkite, kokio dydžio jo galva. Tai tikrai beprotiškai atrodanti žuvis. Nesitikėjau pamatyti flower horną, bet tai nuostabu. Taigi mes įdėjome ją į šaltkrepšį ir tęsime paieškas. Gerai, vaikinai, toliau atrodo, kad čia turime porą žuvų dubenėlių. O, šiame atrodo, kad turime mažą betą. Tai labai šaunu. Niekada nemačiau beto su tokiamis spalvomis. Jis nuostabus. Pažiūrėkime, ar galime jį pagauti iš čia. Na, pirmyn. Štai, pagavome jį. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Tai tikrai graži beta, manau, kol kas paliksime jį dubenyje. Bet vėliau šiame vaizdo įraše suteiksime jam geresnius namus. Ir čia turime dar vieną. Nematau jame betos. O dieve, Helena, čia yra vėžių. Matei tai? Čia yra mažų mėlynų vėžių. Tai beprotiška. Eime, vaikinai. Štai, pagavome vieną. Ir dar vienas čia, iš viso 2. Tai labai šaunu, vaikinai. Turime mėlynų vėžių. Su jais tas pats, kol kas laikysime juos dubenyje. Bet jų dubuo tikrai labai nešvarus. Taigi tikrai turėsime jiems suteikti geresnius namus. Iki šiol pagavome tik vandens gyvūnus. Tačiau toliau buvo daug akvariumų be vandens. Taigi, aš visiškai neturėjau jokio supratimo, ką čia rasiu. Vienintelis būdas sužinoti – pakelti šią rastą. Pasiruošęs? 3, 2, 1. O dieve, tai milžiniškas driežas. Tai buvo retas mėlynliežuvis kinkas garsėjantis, na, kaip ir atspėjate, mėlynų liežuviu. Atrodo neįtikėtinai. O dieve. Tai taip neįtikėtina, jūs tik pažiūrėkit. Pirmasis driežas šiame vaizdo įraše. Ir tai šis neįtikėtinas mėlynliežuvis kinkas. O dieve, jis ką tik sušnypštė. Gerai, jis sušnypštė man, dėkime jį į indą ir tęskime tyrinėjimą. Kol kas šiame akvariume nieko nematau, tad turbūt teks pakelti tą rastą ir pažiūrėti. Tikiuosi, čia nėra gyvatės. Prašau, tik ne gyvatė, dieve, čia prakeikta gyvatė. Tai gyvatė. Pažiūrėkite į tą padarą. O dieve mano. Ar tai koralinė gyvatė? Atrodo kaip koralinė gyvatė, vaikinai. Palaukite, kokia spalva? Kaip ten tas posakis? Raudona ant juodas, laikykis atokiau. Raudona ant juodas, viskas gerai, džekai. Palaukite, kuri čia? O dieve. Nusprendžiau pasitikrinti, kad įsitikinčiau, jog gyvatė nėra pavojinga. Gerai, čia rašo, kad raudona su juoda kartu reiškia, jog ji nemadinga.
Ir jei pažiūrėsite čia, raudona ir juoda liečiasi. Taigi, viskas gerai. Ji nenodinga, bet vis tiek tai gyvatė ir aš vis dar bijau gyvačių. Taigi, pirmin. Prašau, nekask manęs. Gerai, štai. Pagavau jį. Ne taip jau ir blogai. Na, tai yra kol kas tai mūsų pirma gyvatė ir tikiuosi paskutinė. Jos tikrai baisios, bet tuo pačiu metu jos gražios. Na, pažiūrėkite į tos gyvatės spalvas. Tai iš tikrųjų labai įspūdinga. Taigi, įdėjome jį į indą ir perėmė prie kito akvariumo. O dieve, tai didelė gyvatė. Kas per velnes? Pažiūrėkite į tos būtybės spalvas. Niekada nemačiau nieko panašaus. Nežinau, kokia tai rūšis. Tai nėra gerai, vaikinai. Turime jūs iš čia išvesti. Gerai, mes jūs gelbstime. Kodėl jis bando mane įkasti? O dieve, gerai, nukreipsiu jo dėmesį. Aš čia, pagavau tave. O dieve mano, aš iš tikrųjų jį pagavau. Gerai. Nekask manęs. Vaikilai, aš net neįsivaizduoju, kokia tai gyvatė. O dieve mano. Bet jau kaip keistai atrodo ši gyvatė. Niekada nemačiau tokios spalvos. Jis iš tikrųjų labai gražus. Taigi, parašykite komentaruose žemiau, jei žinote, kokia tai gyvatė. Gerai, nekask manęs. Ši yra daug didesnė nei pirmoji. Gerai, štai jis eina. Gerai, kol kas jau 2 gyvatės. Eikime toliau ir pažiūrėkime, ką dar galime rasti. O dieve, Helene, kas čia per velnes? Kur jis dingo? Jis ką tik buvo ant rąsto. Klausykit, čia kažkoks driežas. Pažiūrėkime, ar galime jį pagauti. Man atrodo, matau jį. Jis čia pat. O dieve, pagavau jį. Oho, kas čia per velnes? Tai atrodo kaip drakonas, vaikinai. Net neįsivaizduoju, koks tai driežas, bet jis tikrai kietas. Pažiūrėkit į jo nugaro žvynus. Tai beprotiška, vaikinai. Įdėjau jį į indą ir tada pastebėjau antrą driežą. Jis ką tik nubėgo už šio rasto. Štai jis ten, pažiūrėkit. O dieve mano. Pagavau jį, pažiūrėkit į tai. Šitas šiek tiek mažesnis, bet pažiūrėkit, oranžinė aplink jo akis yra daug ryškesnė. Tai nuostabu, vaikinai. Dabar, kai pagavome 2 driežus, toliau tyrinėjame, kad pažiūrėtume, ką dar galime rasti. O dieve mano, jau matau, kas ten viduje. Tai dar viena gyvatė. Ką tik mačiau, kaip jis šliaužia už to rasto. Kokia tai gyvatė? O dieve. Kas čia per velnes? Ten pat yra driežas. Jis ką tik palaižė mano koją. Net neįsivaizdavau, kad šitas vaikinas čia buvo. Ką tu darai? Tai barzdotoji agama. Vaikinai, kai buvau jaunesnis, turėjau barzdotąją agamą. Ir jie yra vieni iš pačių šauniausių driežų. Jie tiesiog čia leidžia laiką. Tai taip šaunu. Tai tikriausiai mano mėgstamiausias gyvūnas, kurį iki šiol pagavome. Taigi, manau, tiesiog pasodinsiu ją ant savo peties ir jį keliaus kartu su mumis. Gerai, einam. Pažiūrėkim, ar galim pagauti šią gyvatę. O dieve, tai mažytė gyvatė. Ji tokia maža. Wow, pažiūrėkite tai. Tai albinosinė gyvatė. Manau, tai kukurūzinis žaltys. Mes jau esame jas pagavę anksčiau ir jos yra nepavojingos. Įdėkime ją į indą kartu su kitomis gyvatėmis. Iki šiol jau 3. Tai šiek tiek daugiau nei tikėjausi. O mes dar net neįpusėjome per gyvūnėlių parduotuvę. Turiu nuojautą, kad jų bus dar daugiau. Toliau buvo šis labai mažas akvariumas. Ir iš karto kažką pastebėjau. Ten yra varlė. Ji ką tik iššoko. Kokia tai varlė? Pagavau ją. Dieve mano. Tai beprotiška ir aš net neįsivaizduoju, kas tai yra. Parašykite komentaruose, kokia tai rūšis. Ji tokia stora ir putli. Tai nuostabu. Aš įdėjau jį į kibirą ir tada pastebėjau dar vieną. O dieve mano. Pažiūrėkit tai. Čia mažas jauniklis. Taip, pagavau jį. Pažiūrėk, koks mažas šitas yra. O dieve mano. Šitas truputį geltonesnis. Tai nuostabu. Ir kai galvojau, kad jau negali būti geriau, radau 3 varlę. Kas per velnes? Turime ir žalę. Turime geltoną, oranžinę ir dabar žalę. Tai taip šaunu. Manau, mes jį ką tik pažadinome, jis buvo tiesiog užkastas žemėje, bet tai tikrai labai šaunu, vaikinai. Turime 3 šias varles, kiekvieną skirtingos spalvos. Taigi sudėkime jas į kibirą ir tęskime tyrinėjimą. Kitas akvariumas buvo visiškai tuščias ir viduje nieko nebuvo. Todėl supratau, kad kai kurie iš šių gyvūnų galėjo pabėgti iš savo aptvarų. Turėdami tai omenyje, tęsėme tyrinėjimą ir sutikome baisiausią iki šiol gyvūną. Prašau, tik ne gyvatė. 3, 2, 1... O dieve mano, tai dar blogiau nei gyvatė. Pažiūrėk į tai. Ten viduje yra prakeikta tarantula. Tai milžiniška tarantula, niekada anksčiau tokias nemačiau. Dabar turėsime būti labai atsargus, nes tarantulos yra nuodingos. Ir vienas jos įkandimas gali mane paguldyti į ligoninę. O dieve, tai šlykštu. Ji dabar lipa sieną. Ne, ji bėga iš akvariumo. Dieve. Gerai, eisiu pasiimti pirštinių ar kažko panašaus. Ji tiesioginė prasme dabar bėga. Gerai, turime ją greitai pagauti.
Tai baisu, man tai nepatinka. Tarantula užlipo per aukštai, kad galėčiau ją pasiekti, bet paėmiau graibštą ir sugebėjau ją pagauti. Pagavome ją. O dieve, o dieve. Maniau, kad bijau gyvačių? Ne. Aš daug labiau bijau vorų. Ne. Gerai, nedarykime to. Man pavyko ją įdėti į indą ir tada tęsėme toliau. Iš pradžių kitame akvariume nieko nepastebėjau, bet kai priejau arčiau, supratau, kad kažkas slepiasi visiems matomoje vietoje. O dieve, Helena, negali būti. Ten yra chameleonas, matai jį? Jis ten, patikėk manimi. Jis susilieja su aplinka, todėl iš pradžių jo nepastebėjome. Na, nesidrovėk, ne. Grįžk, pažiūrėk į tai. O dieve, turime chameleoną, vaikinai. Tai nuostabus chameleonas, tai yra jemeninis chameleonas. Iš tikrųjų mes jau esame pagadę tokių laukinėje gamtoje. Bet taip, šis tikrai labai gražus. Oho, pažiūrėk į tai. Chameleonai tokie šaunūs. Na pažiūrėk, kaip jį tiesiog kabo su savo uodega. Tai nuostabu, mes beveik tenais nepastebėjome. Yra dar vienas. Hele, negali būti. Ten apačioje dar vienas. Eikš, draugė, mes tave gelbstime. Pagavome jį. Pažiūrėkite, vaikinai, turime 2 chameleonus. Šis truputį tamsesnis už šitą. Taip yra todėl, kad šis vaikinas sėdėjo ant medžio, o šitas ant lapų. Tai tiesiog neįtikėtina, kaip tai veikia. Jie tikrai labai gražus. Dabar įdėkime juos į dėžutę. Kai juos įdėjau į šalkrepšį, padariau stulbinantį atradimą. O dieve, Helena, pažiūrėk, čia yra mažas mažylis, pažiūrėk, koks jis mažytis, o dieve. Niekada anksčiau nemačiau tokio mažo chameleono, tai nuostabu. Kadangi šis vaikinas toks mažas, mes įdėsime jį į atskirą kibirą čia. Štai mažylį. Tada pastebėjau kažką visiškai baisaus, tai yra gyvatės išnara. Žinai, ką tai reiškia? Čia kažkur laisvai vaikšto gyvatė. Dabar, kai tikrai žinau, kad gyvatė pabėgo, pradėjau jos ieškoti. Ir po šiek tiek paieškų pagaliau jį radau. O dieve, pažiūrėk į tai. Štai, dieve, kokia didelė gyvatė. Aš neliesiu to daikto, pažiūrėk į tai. Tai atrodo kaip pitonas. Pažiūrėk į šitą daiktą, jis susisuka. Ji nori mane įkasti. Ji tave įkas. Ji tiesiog dabar bando mane įkasti. Gerai, šitaip. Dabar norėčiau jums viską parodyti, bet aš tiesiog praleidau 30 minučių bandydamas pagauti šią gyvatę. Ji buvo neįtikėtinai stipri ir protinga, ir ji net pavogė mano tinklelį. Bet galiausiai man pavyko ją pagauti. Pažiūrėkite, vaikinai, mes pagaliau ją sugavome. Tai didelė gyvatė, esu beveik tikras, kad tai pitonas. Gerai, dabar turime ją įdėti į talpą. O dieve, tai didelė gyvatė, vaikinai. Jie ant manęs jau nepyksta. Manau, jis supranta, kad mes ją gelbstime. Tiesa? Mano širdis dabar daužosi. Gerai, mes paimsime talpą, įdėsime ją ten ir judėsime toliau. Tai iš tikrųjų beprotiška, vaikinai. Tikiuosi, čia daugiau nėra kitos tarantulos. Atrodo, kad gali būti, bet vienintelis būdas sužinoti - pakelti šį rąstą. Taigi, pirmin. O dieve mano, o dieve mano. Gerai, tai dar blogiau nei tarantulas. Pažiūrėkite į tai. Tai prakeiktas skorpionas. Jis visai netrodo laimingas. Žiūrėkite, jis dabar bando mane pasiekti. Jis bando mane užpulti. Gerai, dabar turime būti labai atsargus. Jei mus įgeltų skorpionas, tikrai tektų vykti į ligoninę. Pažiūrėkite į tai. Dieve mano. Gerai, manau, turėčiau vėl užsidėti pirštinės, tiesa? Tai turbūt būtų protingas sprendimas. Užsidėjęs pirštinės, atėjo laikas pabandyti jį pagauti. Ir tai nebus lengva, niekada anksčiau nesu laikęs skorpiono. Pagavau jį, jis juda. Jis tuoj tave įgels. Dieve, ne, viskas gerai. Ei, mes draugai, dabar drebu. Pažiūrėk į mano pirštinės, aš drebu. Pažiūrėk į jo geluonį. Tai baisu. Ne. Tai beprotiška. Gerai, turime šį mažą kibirėlį. Įdėkime tave ten. Oi, gerai, padarėme tai. Pagavome skorpioną. Perėjau prie kito terariumo ir pastebėjau dar vieną gyvūną. O dieve, pažiūrėkite, ten yra medvarlė. Kokia tai medvarlė? Parašykite komentaruose, jei žinote, kokia tai rūšis. Eik, drauguži, mes tave gelbėjame. O dieve, tai taip nuostabu, jis tiesiog sėdi ant mano rankos. Dabar, kai žinome, kad ten yra medkarklių, toliau ieškojau, ar galiu rasti daugiau. Taip, yra kelios, pažiūrėkime, ar galime jas pagauti. Štai viena ir štai trečioji. Pažiūrėkite, vaikinai, turime 3 medkarklės. Čia dar viena. Žiūrėk, pagavau jį, pažiūrėkite tai. O dieve mano. Ant mano galvos viena. Oho, gerai. Sudėjau juos visus į indą ir tada tęsime tyrinėjimą. Gerai, čia turime dar keletą akvariumų, bet ant grindų yra labai paslaptingas indas. Jei pažiūrėsite, jis turi skylutes orui. Tai gali reikšti tik viena. Tai reiškia, kad ten tikriausiai kažkas yra. Taigi pažiūrėkime. Prašau, tik nieko baisaus.
Oho, tai gyvatė. Ir dar viena gyvatė. Ir dar didelė. Gerai, perkelsiu ją čia. Nežinau, kokia tai gyvatė, vaikinai. Turime būti atsargus. Gali būti priežastis, kodėl jis yra inde. Kas per velnias? Jis barškina savo uodegą. Ar tai barškuolė? Ji taip neatrodo, bet jis ką tik papurtė uodegą. Gerai, tai šiek tiek baisu. O dieve, palauk. Žiūrėk, ten yra gyvačių kablys. Tiesiog panaudokime jį. O dieve, jis vėl bandė tave įkasti. Tikrai? Tikriausiai todėl šalia jo yra gyvačių kablys, nes jis agresyvus. Na gerai, viskas bus gerai. Mes tave gelbstime, bičiuli. Gerai, štai taip. Na, ką dabar? Na, jis jau buvo konteineryje. Taip, tai tiesa. Taip, turbūt tiesiog turėtume juos grąžinti atgal. Gerai, bičiuli, mes tave grąžinsime į konteinerį. Atsiprašau, buvo klaidingas pavojaus signalas. Mes jį grąžimame į jo konteinerį ir tada tęsime toliau. Gerai, einam toliau. Atidarom dangtį. O dieve, Helena, pažiūrėk į vandens dubenį. Ten yra varlė. Kokia tai varlė? Aš jį pagavau. Pažiūrėkite tai. Jinai šiek tiek panašiai į jautinę varlę, bet ne visai, vaikinai. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra, bet tai taip keista. Man atrodo, kad šis didžiulis akvariumas yra šiek tiek per didelis vien tik varliai. Turiu omenyje, čia yra rąstas. Gal čia yra dar kas nors? Yra tik vienas būdas sužinoti. Pakelkime rąstą. 3, 2, 1. O dieve, kodėl čia tiek daug gyvačių? Pažiūrėkit, vaikinai, tai atrodo kaip dar viena pitonas, bet ši šiek tiek kitokia. Ji labai spalvinga, beveik geltona. Gerai, štai ir viskas, bandysime ją paimti, ši atrodo draugiška. Štai taip, pažiūrėkit į tai. Na, iš vieno akvariumo ištraukėme varlę ir gyvatę. Gal varlė tam buvo kaip jo maistas ar kažkas panašaus, nežinau. Tai tikrai graži gyvatė, ji šauni. Mes jau sudėjome į kelis indus. Ir po to viskas pradėjo įsibėgėti. Mes gaudėme daugybę skirtingų driežų, įskaitant tokį, kokio dar niekada nebuvau matęs. Taip pat radome krūvą leopardinių gekonų šioje uoloje. Pagaudėme 2 didelius ir net vieną mažą jauniklį. Bet kitas buvo šis milžiniškas kubilas ir aš neturėjau jokio supratimo, ką rasime. Pirmiausia, pažiūrėjau po rąstu, bet ten nieko nebuvo. Tada pradėjau kapstytis ir tada tai nutiko. Kas tai? O dieve! Tai vėžliuko jauniklis. Tai taip šaunu. Kai buvau vaikas, irgi turėjau vėžlių ir jie man labai patiko. Neįsivaizduoju, kokias jis rūšies. Jis tikrai gražus. Radę vieną vėžliuką, tęsime paieškas, ar rasime dar daugiau. Štai dar vienas, Helena. O dieve. Šitas šiek tiek didesnis. Tai taip šaunu. Turime 2 mažus vėžliukus ir šiek tiek daugiau pasikapstę radome dar vieną. Ar čia dar vienas? Taip. Taigi, radę 3 vėžliukus, sudėjome juos į kibirą ir tęsėme tyrinėjimus. Gerai, vaikinai, toliau atrodo, kad turime dar keletą talpų su vandeniu. Taigi, tikriausiai čia yra daugiau žuvų. Taigi, paimkime tinklelį, įkiškime jį ten ir pažiūrėkime, ką galime pagauti. Ten tikrai kažkas yra. Matau, pažiūrėk. O dieve, jis bando iššokti. Pagavau jį, jis tinklelyje. Kas čia per velnias? O dieve, jis labai aršus. O dieve, jis turi dantis, Helene, matai? Au, jis ką tik mane įkando. Dieve mano, tai atrodo kaip tigrinė žuvis. Vaikinai, aš neįsivaizduoju. Bet mes čia turime visiškai naują šalkrepšį pripildytą vandens. Taigi, štai jis. Oho, tai buvo beprotiška. Gerai, einame toliau. Pažiūrėkime, kas yra šiame. Palauk. Žiūrėk, Helene, čia pat kampe. Pagavau jį. Netikiu. O dieve, Helene, tai platininis raudomodegis šamas. Tai tikrai pati beprotiškiausia žuvis, kurią pagavome šiame vaizdo įraše. O mes jau esame pagavę keistų žuvų. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Aš tik kelis tokius esu matęs gyvai. Jie tokie reti. Tai nuostabu, vaikinai. Kaip ir sakiau, raudonodegiai šamai yra mano mėgstamiausios žuvys. Ir rasti tokį kaip šis yra tiesiog nerealu. Taigi mes įdėjome jį į šalkrepšį ir tęsime toliau. O dieve, Helene. Aš iš tikrųjų čia kažką matau. Ar tai, ką aš galvoju? Man atrodo, tai aksolotlis. O dieve, taip ir yra, pažiūrėkite į tai, vaikinai. Mes pagavome didelį albinosą aksolotlį. O dieve. Šiąnakt pagauname viską. Pagavome vėžlių, gyvačių, žuvų ir dabar aksolotlių. Tai tiesiog beprotiška. Gerai, iš šalkrepšį, bičiuli. Mes toliau gaudėme tinklu ir man pavyko pagauti dar kažką. Helen, aš pagavau dar vieną. Negali būti. Jis buvo filtre. Pažiūrėkit tai. Mes turime antrą aksolotlį. Šitas nėra albinosas, bet jis žalias. Pažiūrėk į jo akis. Matai? Jis turi žalias akis. Niekada to nemačiau anksčiau. Bet tai nuostabu, mes turime 2 aksolotlius. Pažiūrėkit tą laimikį.
Na vaikinai, mes beveik apžiūrėjome visą pirmąją gyvūnėlių parduotuvę. Viskas, kas liko, tai viena didelė vonia kampe. Ir aš beveik tikras, kad čia yra vėžlių. Ir aš taip manau, nes iš tikrųjų matau vieną ten pat. Štai jis plaukia. Gerai, pradėkime nuo lengvojo. Albinoso. Pažiūrėk, koks jis šaunus. Mažas albinosas vėžliukas. Vieną iš tokių pagavome viename iš nesamų vaizdo įrašų. Bet manau, kad šis šiek tiek didesnis. Taigi įdėjome jį į šaltkrepšį. Ir dabar, kai žinome, kad ten yra vėžlių, toliau gaudėme tinklų, bandydami pagauti dar daugiau. Pagavau dar vieną. Negali būti. Tai dar vienas albinosas, Helena. Palauk minutėlę. Šis visgi neatrodo kaip anas. Oho, jis tikrai šaunus, vaikinai. Nežinau, kokios rūšies tai vėžlys. Parašykite komentaruose, jei žinote. Bet tai tikrai šaunu. Kol kas 2 vėžliai. Judėkime toliau ir pažiūrėkime, kiek dar galime pagauti. Šis vanduo yra baisus. Čia labai smirda. Štai ir viskas. Oho, pagavau 2 vienu tinklu, tai paprasti vėžliai, jie nėra albinosai, bet vis tiek gražus. Sugavau šiuos, dar kurį laiką gaudžiau tinklu ir pagavau tik dar vieną vėžlį. Manau, kad tai paskutinis. Jau kurį laiką čia gaudau tinklu ir daugiau nemačiau nė vieną. Taigi, įdedam šį vėžlį į šaltkrepšį ir laikas keliauti į antrąją gyvūnėlių parduotuvę. Kaip ir sakiau, ten laikomi patys pavojingiausi gyvūnai. Taigi net neįsivaizduoju, ką mes ten rasime. O dieve jūs, čia tikrai nejauku. Pažiūrėkite į visas tas akvariumus. Juose iš tiesų gali būti bet kas. O dieve, Helena, pažiūrėk, čia VIP kepurės. Jos tokios retos. Jas galima rasti tik bestfishingproductions.shop. Jie taip pat turi visas spalvas. Pažiūrėkite tai. Jie turi rožinę, pilką, baltą, rudą. Jie taip pat turi marškinėlius. Palauk, kur tavo įdingo? O dieve, matyt man teks nusipirkti dar vieną iš bestfishingproductions.shop. Bet rimtai vaikinai, eikite ir nusipirkite savo kepures. Eikite nusipirkti savo marškinėlių, nes ką tik papindėme atsargas ir jie greitai bus išpirkti. Apsilankykite bestfishingproductions.shop ir įsigykite savus. O dabar apžiūrėkime antrąjį pastatą ir pažiūrėkime, ką čia galime rasti. Ši parduotuvė yra šiek tiek mažesnė ir turi tik vieną lentyną pilną terariumų. Bet čia taip pat yra ši paslaptinga talpa. Ir mes sužinosime, kas jie yra vėliau šiame vaizdo įraše. Tačiau dabar pradėjau savo paiešką ir jau pastebėjau pirmąjį gyvūną. Kas čia per velnes? O dieve, tai atrodo kaip milžiniškas šimtakojis. Pažiūrėkite į jos spalvas. Jis raudonas ir oranžinis. Tai neatrodo gerai. Manau, jei mane įkastų tas padaras, nežinau, kas nutiktų, bet negaliu įsivaizduoti, kad tai būtų gerai. Jie tikrai nejokavo, kai sakė, kad čia yra pavojingų gyvūnų. Gerai, bandysime perkelti šį šimtakojį iš šio akvariumo į šią dėžutę. Ir tikiuosi, kad pavyks tai padaryti taip, kad mums neįkastų. Pradedam. Iškart šimtakojis buvo labai agresyvus ir nuolat bandė mane įkasti. Dieve mano, jis mane puola. Oho, au, tai mažylis. Dieve mano, jis ką tik mane įkando. Laimė įkandimas neprasiskarbė pro pirštinę. Bet aš nerizikuosiu. Taigi galiausiai tiesiog įmetėme jį į indą. Tikriausiai taip ir reikėjo padaryti iš karto. Turime dar vieną akvariumą. Pažiūrėkime, kas jame. Dieve mano, Helena, pažiūrėk čia. Pažiūrėk ant žolės viršaus. Čia dar vienas skorpionas. Pažiūrėk jį. Atrodo tikrai šiurpokai. Nors šis skorpionas buvo mažesnis, jis buvo labai agresyvus ir galiausiai man įgėlė. Bet laimė jis neperverė pirštinių ir mums pavyko jį įdėti į indą. Gerai, pirmin. Trečias terariumas. Oho. Taip, tai dar vienas skorpionas. Ir šis tikrai didelis. Jis iš karto užlipo man ant rankos. Taigi, atsargiai perkeliau jį į indą ir tęsime toliau. 3 terariumai jau apžiūrėti. Turime dar daug likusių. Tad imkime kitą. Dieve mano, čia gyvatė. Helena, čia yra gyvatė. Ar tai reiškia, kad ji pavojinga? Ji atrodo kaip barškuolė. Nemanau, kad tai barškuolė. Ji neturi barškučio ant uodegos, bet vis tiek gali būti nuodinga. Todėl turime būti atsargus. Aš ją pagavau. Oho, pažiūrėkit tai. Neturiu jokio supratimo, kokia tai gyvatė, bet atrodo tikrai šauniai. Gerai, įdėkime ją į indą. Štai taip. Dabar mums sekasi. Judėkime toliau. Kas yra šiame? Už kaktuso kažkas yra. Tai dar vienas tarantulas. Ateik čia, mažylį. Prašau, nekask manęs. Dieve mano, tai taip šlipštu. Prašau, nulipk nuo mano rankos. Gerai. Dieve mano, čia dar viena. Pažiūrėkit tai. Gerai. Štai tai. Pažiūrėkit tai. Turime dar vieną tarantulą. Jis tiesiog sėdi ant kaktuso. Au, aš iš tikrųjų jaučiu kaktusą per pirštinės. Tai skauda. Įdėjome jį į indą ir perėjome prie kito akvariumo. Čia turime dar vieną skorpioną, atrodo. Tai dar vienas didelis, vaikinai. Pažiūrėkit į tai. Oho, koks didžiulis.
Dieve mano, tai tikras monstras. Sugavę skorpioną mums liko tik 2 akvariumai. Vienas buvo visiškai tuščias, o kitame buvo dar vienas skorpionas. Na vaikinai, mes jau radome daug pavojingų gyvūnų, įskaitant 100 kojus, skorpionus, tarantulus ir gyvates. Bet ko aš jums dar nepasakiau, tai kad šiame pastate yra dar viena milžiniška talpa. Aš dar ją nežiūrėjau, bet dabar mes pažvelgsime ir pažiūrėsime, kas yra viduje. Prieėjęs prie talpos pastebėjau, kad joje yra milžiniška gyvatė. Ir tai buvo didžiausia gyvatė, kurią iki šiol radome. Pažiūrėk, Helena. O dieve, ta gyvatė milžiniška. Tai turi būti kokių 5 ar 6 pėdų ilgio pitonas. Turime pabandyti ją ištraukti. Dieve, gerai, ji nebandys manęs kąsti. Na, mažutė, mes tik bandome tave išgelbėti. Pažiūrėk, ji nori vandens. Netrukus tau duosime vandens, mažutė. Gerai, ši gyvatė sunki. Prašau, nekask manęs, prisiekiu Dievu. Gerai, čia turime talpą, pabandykime ją įdėti į talpą. Dieve. Gerai, ji nebandys manęs kąsti, ji draugiška, štai taip. O dieve, ši gyvatė daug didesnė nei kiti pitonai, kuriuos radome šiame vaizdo įraše. Gerai, mažutė, pabūk ten truputį. Vaikinai, tai buvo beprotiška. Manau, kad viskas. Koks nuostabus vaizdo įrašas. Radome tiek daug nuostabių gyvūnų, nuo driežų iki gyvačių, varlių ir žuvų. Tiesiog kiekvieną įmanomą gyvūną, kurį galėjote įsivaizduoti, radome šiame vaizdo įraše. O dabar mano misija surasti jiems visiems naujus namus. Ar jie liks pas mane, ar atiduosime juos gyvūnų parduotuvėms. Bet kokiu atveju, vaikinai, tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei patiko, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą apačioje. Susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki!